Prieš daug metų kiaušiniai buvo įvardinami kaip sveikatai nenaudingas produktas. Šiai dienai kiaušiniai įvardinami kaip vienas geriausių baltymų šaltinių. Kiaušiniai yra puikus baltymų ir riebalų šaltinis, tačiau jų nereikėtų valgyti per daug, nes jie turi savyje daug cholesterolio, kurio perteklius mūsų organizmui nėra naudingas. 2 kiaušiniai per dieną gali būti tavo racione, bet jeigu turi lėtinių neinfekcinių ligų, turėtų būti mažiau. Tačiau renkantis labai svarbu juos įsirinkti atsakingai. Teik pirmenybę ekologiškai užaugintiems vištų kiaušiniams, kai vištos laikomos laisvėje ir lesinamos ekologiškų lesalų, arba numeriukų 1 pažymėtom vištų kiaušiniams, kurios laikomos laisvėje, o numeriukas 2 yra ant kraiko laikomų vištų kiaušiniai. Numeriukas 3 narvuose. Nesirink narvuose laikomų vištų kiaušinių, o rinkis kuo arčiau nulio, tuo palankiau gamtai ir žmogaus sveikatai. Tai teik pirmenybę ekologiškiems, laisvėje augintų vištų kiaušiniams. Ir išsaugosi savo sveikatą bei bus palanku gamtai. Jeigu patiko mano patarimai, spausk like, rašyk komentaruose daugiau patarimų ir aš su tavim pasidalinsiu, kaip įsirinkti atsakingai maisto produktus, kurie būtų palankus tavo sveikatai ir išsaugotų normalų kūno svorį. Sek mane bei prenumeruok naujienas sveikatai palankus ir sužinok pirmas naujausias mitybos rekomendacijas skirtas tau.